kuriam sudarys konkurenciją. Janis Šaltans pagerinęs 4 turnyro rekordus. Į 5 takelį stoja Arvis Aigars iš Latvijos ir į 6 dar vienas Latvis Eriksas Riekštinš. Taigi pasitinkami ovacijomis plaukikai ir žinoma, nemaža jų yra skiriama Janiui Šaltans, šio festivalio žvaigždei, rekordų laužytojui ir kaip pats sakė Janis, laužyti rekordus jis jau moka, ne pirmus metus čia dalyvauja ir matėme, jog ir metais jaunesnių ar keliais metais jaunesnių grupės varžybose plaukikų dalyvių matome ir Janio pavardę, rekordai dar nėra pagerinti. Janis gali tikėtis, kad jie išsilaikys ir dar kurį laiką. Taigi prasideda 50 metrų laisvuojamas stilius plaukimas 16-mečių bei 17-mečių grupėje ir vyksta atkakli kova per pirmosius 25 metrus. Priminsiu, jo geriausią rezultatą atrankoje užfiksavo Jevgenijus Rogožinas. Tai kas bus pirmas, atrodo, jog Šaltans šauna į pirmąją vietą ir jo rezultatas 23 sekundės ir turbūt nenustabote, jis užfiksuoja dar vieną turnyro rekordą. Antrasis lieka Jevgenijus Rogožinas, sveikinimai šiam vilniečiui. Trečiąją vietą užima Arvis Aigars, o Janiui Šaltans, kaip ir Rūtai Meilutytei, šio turnyro organizatoriai turėtų paruošti ir specialius apdovanojimus už nepailstamą rekordų laužymą. Auksinėmis raidėmis turėtų būti įrašytas šio Latvijos sportininko vardas. Puikiai atrodo šis atletas. Priminsiu, jeigu nematėte pertraukėlės